Sveiki visiems. Šiandien norim pasigilinti, kaip tas investavimo pasaulis, per kelis dešimtmečius apsivertė aukštyn kojom. Nuo tokio, uždaros klubo iki reiškinio, kuris dabar prieinamas, daugeliui. Taip, sveiki. O remsimės mes tokios studijos indeksai, ETF ir investavimo demokratizacija įžvalgomis. Ir mūsų tikslas šiandien yra, pabandyti suprasti, kaip atsirado tie finansiniai indeksai, kaip atsirado biržoje prekiaujami fondai ETF, kaip jie išpopuliarėjo ir svarbiausia, kaip jie pakeitė pačią investavimo logiką ir kaip atvėrė duris, paprastiems žmonėms. Pažiūrėsim į visą tą ekosistemą. Tikrai ta kelionė, kaip pagalvoji. Nuo 17 amžiaus Amsterdamo, kur ten daugiausiai pirkliai investavo, ar ne? Nors, sako, ir tarnyčių pasitaikydavo. Iki šiandien, kai dešimtis, gal šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje naudoja ETF savo santaupoms kaupti. Nuo ko čia viskas prasidėjo? Kaip tas lūžis įvyko? Jis milžiniškas. Aišku, prisidėjo ekonomikos augimas, technologijos, bet svarbiausias dalykas buvo tos kolektyvinio investavimo formos. Ir viena tokia kertinė idėja. Kokia tai idėja? Skamba intriguojančiai. Ja dar 70-aisiais savo knygoje Random Walk Down Wall Street iškėlė Barton Malkiel. Jis sakė, kad, užuot bandus ten spėlioti, aplenkti rinką, daugumai investuotojų tiesiog labiau apsimoka sekti platų rinkos indeksą. Ir svarbiausia, su minimaliais kaštais. Sekti rinką, nebandyti ją įveikti. Ir šitą idėją, kuri tuo metu turbūt atrodė, revoliucinga. Tikrai taip. Praktiškai įgyvendino Jack Bogle. Jis įkūrė Vanguard 1974-aisiais, o po poros metų 76-aisiais pristatė tą pirmąjį viešai prieinamą indeksinį fondą Vanguard 500, kuris sekė S&P 500. Bet pradžia, girdėjau, buvo labai sunki. Oi, labai. Fondą net pravardžiavo Bogle kvailaiste. Surinko ten vos $11 milijonų. Visi žiūrėjo skeptiškai. Bet vis tiek, tai buvo kažkas nauja era. Absoliučiai. Bogle tikslas ir buvo, radikaliai sumažinti tuos investavimo kaštus ir leist paprastam žmogui, vidutiniam amerikiečiui, lengvai dalyvauti rinkoje. Ir tas principas sek rinką, o ne bandyk ją aplenkti, jis rėmėsi paprastu faktu, kad ilguoju laikotarpiu didžioji dalis aktyvių investuotojų, ypač kai atskaičiuoja mokesčius, jie tiesiog neaplenkia rinkos vidurkio. Tai kam tada stengtis ir mokėti daug? Būtent. Ir pasyvus investavimas po truputėlį įsitvirtino taip toks, patikimas būdas auginti turtą. Ir kas įdomiausia, tai sutapo su tuo didžiuliu turto augimo per pastaruosius, 40 metų. Aišku, ta nauda ten pasiskirstė visaip. Taip, netolygiai. Bet faktas, kad milijonai žmonių gavo progą turėti dalį tos ekonomikos augimo. Per pensijų fondus, investicinius fondus, o paskui jau ir per ETF. Tai tokia, kapitalo rinkų demokratizacija. Labai geras žodis – demokratizacija, o viso šito pagrindas yra indeksai. Gerai, tai tada paaiškinkim paprastai, kas tas indeksas yra. Nes girdim tuos S&P 500, Dow Jones kasdien per žinias. Taip, tai iš esmės yra toks skaičiuojamas krepšelis, portfelis dažniausiai akcijų arba obligacijų, ir jis atspindi tam tikros rinkos ar jos dalies būklę. Pavyzdžiui, tas S&P 500 rodo, kaip kinta 500 didžiausių JAV įmonių akcijų kainos. Ir jis veikia kaip toks, etalonas, angliškai benchmark, su kuo lyginti rezultatus. O tas Dow Jones Industrial Average, tai vienas seniausių, nuo 1896 skaičiuojamas, rinkos termometras, galima sakyti. Bet svarbu pabrėžti, į patį indeksą, kaip į skaičių, investuoti negalima. Ne, jokių būdų. Tai tik matematinis skaičiavimas. Investuojama į finansinius produktus fondus, ETF, kurie tą indeksą bando kuo tiksliau atkartoti, sekti. O tų indeksų, minėjai, dabar yra milijonai? Taip, skaičiai įspūdingi, virš 3 milijonų. Jie tapo tokia universalia finansų kalba. Visi jo supranta, naudoja. Kas juos kuria? Kas tie pagrindiniai žaidėjai? Dominuoja keli didieji. Pirmiausia, turbūt MSCI, Morgan Stanley Capital International.
Jie žinomi dėl pasaulinių akcijų indeksų, kaip MSCI World ar Emerging Markets. Tai tapo standartu daugeliui fondų. Tada S&P Dow Jones Indices, čia tie garsieji JAV indeksai, S&P 500 Dow Jones. Ir trečias didelis FTS Russell. Jie populiarūs Europoje su FTSE indeksais, pavyzdžiui, FTSE 100 Londone, ir JAV tarp institucinių investuotojų su Russell indeksais. Šitie trys gigantai, manoma, užima gal net virš 70% visos rinkos. Oho, o kaip jie uždirba, jeigu patys pinigų nevaldo? Geras klausimas. Jų verslo modelis yra pagristas licenzijomis ir duomenimis. Fondų valdytojai kaip BlackRock ar Vanguard moka jiems už teisę naudoti jų indeksą savo produktuose. Dažniausiai tai būna mažas procentas nuo fondo valdomo turto. Bet kai turtas skaičiuojamas trilijonais. Jo, tai susidaro nemažos sumos. Tikrai. Ir dar jie parduoda prieigą prie pačių indeksų duomenų, analizės įrankių bankams, kitiems investuotojams. Tai labai pelningas verslas dėl masto ekonomijos, nes indeksą sukūrus aptarnauti daug klientų kainuoja santykinai nedaug. Ir dėl to, kad rinka, beveik oligopolinė, keli dideli žaidėjai. Pavyzdžiui, MSCI pelno maržos yra stebėtinai aukštos. Supratau. O kaip parenkamos įmonės į tokį svarbų indeksą kaip S&P 500? Ar ten tiesiog pagal dydį automatiškai įtraukia? Ne visai automatiškai. Yra specialus S&P komitetas, kuris atrenka įmonės. Yra aiškus kriterijai. Įmonė turi būti registruota JAV, pakankamai didelė, minimali kapitalizacija dabar jau artina prie $10 milijardų. Turi būti likvidi, pelninga bent pastaruosius metus. Bet komitetas vis tiek sprendžia. Taip, komitetas turi tam tikrą diskreciją. Jie žiūri, kad būtų išlaikytas sektorių balansas, atsižvelgia į kitus faktorius, ypatingus įvykius, ir ta sudėtis nėra amžina, ji reguliariai peržiūrima, dažniausiai kas ketvirtį. Panašus procesai vyksta ir MSCI ir FTSE, periodinės peržiūros, konsultacijos, vidini sprendimai. Tikslas, kad indeksas išliktų aktualus ir svarbiausia – investuojamas. Ir turbūt patekti į tokį indeksą įmonė yra labai svarbu, nes tada automatiškai ateina pinigai iš pasyvių fondų. Būtent. Tai gali lemti didelius akcijų pirkimus ar pardavimus, kai įmonė įtraukiama ar išmetama. Todėl indeksai turi didžiulę, netiesioginę įtaką kapitalo judėjimui rinkose. Jie ne tik kasdieniai rodikliai žiniasklaidai, bet ir visos tos pasyvaus investavimo ekosistemos, pats pagrindas. Dėl tos įtakos jų veiklą pradeda vis labiau stebėti ir reguliuotojai, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. Yra specialus benchmarkų reglamentas BMR. Tai apibendrinant, indeksai viską supaprastino, atpigino ir paruošė dirvą ETF atsiradimui. Tiksliai. Tai pereikim prie tų ETF biržoje prekiaujamų fondų. Kas čia per daiktas, kuo jis skiriasi? ETF arba Exchange Traded Fund tai yra investicinis fondas, bet su tokiu svarbiu skirtumu, jo vienetais galima prekiauti biržoje realių laikų kaip paprastom akcijom. Gali pirkti, parduoti bet kada, kai birža dirba. Kada jie atsirado? Pirmasis toks, sakoma, pasirodė Kanadoje, Toronto, 1990 metais, bet tikrasis lūžis įvyko JAV 1993 metais, kai buvo pristatytas SPDR S&P 500 Trust, trumpinis SPY, kurį dažnai vadina SPDR. Šitas fondas, sekantis S&P 500 indeksą, tapo fenomenaliai sėkmingas. Jis iki šiol yra vienas didžiausių pasaulyje, valdo ten $100 milijardų turto. Wow. Ir po SPY sėkmės prasidėjo tikrasis ETF bumas. Taip. Augimas buvo, eksponentinis. Nuo vieno ETF 93 iki kelių tūkstančių šiandien. Visame pasaulyje. Į rinką atėjo ir kiti didieji žaidėjai. Pavyzdžiui, iShares, kuriuos tuo metu valdė Barclays, vėliau ir Vanguard prisijungė su savo ETF ir svarbiausia plėtėsi pati pasiūla. Pradžioje buvo tik platus akcijų indeksai. O paskui? Paskui atsirado obligacijų ETF,
Žaliavų ETF, pavyzdžiui, labai populiarus tapo auksu padengtas ETF, o dar vėliau atsirado ir gerokai sudėtingesni produktai. Svertiniai ETF, atvirkštiniai, kurie leidžia uždirbti rinkai krentant, jie tapo tokiu fundamentaliu įrankiu portfeliams konstruoti. O kas lėmė tokį didžiulį jų populiarumą? Kokie tie pagrindiniai privalumai, ypač lyginant su tais senesniais, tradiciniais fondais? Yra keli esminiai dalykai. Pirma, kaip minėjau, likvidumas ir lankstumas. Gali pirkti ir parduoti kada nori per biržos darbo dieną už tuo metu rinkoje esančią kainą. Antra, prieinamumas. Minimali investicija dažniausiai yra tiesiog vieno ETF vieneto kaina, kuri gali būti ir keli eurai ar doleriai. Nereikia turėti tūkstančių. Tai labai svarbu pradedančiems. Tikrai. Trečia, maži kaštai. Ypač tų pasyvių ETF-ų, kurie seka indeksus, valdymo mokesčiai paprastai yra labai žemi, kartais net nesiekia 0,1% dalies. Ketvirta, skaidrumas. Dažniausiai tu gali kasdien matyti, kokias konkrečiai akcijas ar obligacijas fondas laiko savo portfelyje. Ir penkta, kas ypač aktualu JAF rinkai, yra mokesčių efektyvumas. Dėl tokio specialaus kūrimo ir išpirkimo mechanizmo, vadinamos in-kind transactions, ETF dažnai sugeba išvengti kapitalo prieaugio mokesčių realizavimo fondo viduje, ko negali tradiciniai fondai. Gerai, o jeigu palygintume tiesiogiai su tais tradiciniais, nebiržoje prekiaujamais fondais, kuriuos angliškai vadinam mutual funds, koks tas esminis skirtumas? Pagrindinis skirtumas yra prekybos mechanizmas. Tradicinio fondo vienetus tu perki arba parduodi tik kartą per dieną, dienos pabaigoje, tiesiogiai iš fondo valdytojo. Ir kaina yra ta dienos pabaigos grynojo turto vertė arba NAL. O ETF, kaip sakėm, prekiaujama biržoje, tarp pačių investuotojų ir kaina svyruoja visos dienos metu priklausomai nuo pasiūlos ir paklausos. Tai ETF kaina gali šiek tiek skirtis nuo tos tikrosios NAV vertės dienos dėgyje. Taip, gali būti nedidelis skirtumas, vadinamas premium arba discount, bet dažniausiai jis labai mažas dėl arbitražo mechanizmų. Kiti skirtumai – ETF paprastai neturi minimalios investicijos sumos, išskyrus vieneto kainą, o tradiciniai fondai dažnai reikalauja pradinės 1000 ar kelių tūkstančių sumos. Ir ETF valdymo mokesčiai, ypač pasyvų, dažniausiai yra mažesni. Ir kaip ši visa ETF revoliucija pakeitė pačią rinką? Koks buvo poveikis? Pradžioje, pirmuosius 10 metų, ETF augo, bet palyginti lėtai. Jie sudarė tik mažą dalį viso investicinių fondų turto. Bet tikras lūžis įvyko po 2008 finansų krizės. Kodėl būtent tada? Nes krizė privertė visus ir institucinius, ir mažmeninius investuotojus daug atidžiau žiūrėti į kaštus, į riziką, į skaidrumą, o ETF kaip tik siūlė visus šios dalykus. Ir tada jų populiarumas tiesiog sprogo. O 2019 metais JAV įvyko tas simbolinis momentas, kai pasyviai valdomas turtas, tai yra ETF ir indeksiniuose fonduose, pralenkė aktyviai valdomą turtą akcijų fondų kategoriją. Tai buvo labai aiškus signalas, kad investavimo paradigma negrįžtamai pasikeitė. Wow. Tai ETF iš nišinio produkto tapo Absoliučiai kertinio modernios finansų sistemos elementų. Jie padarė investavimą prieinamasnį plačiosioms masėms, pigesni ir žymiai universalesni. Ta galimybė vienu mygtuko paspaudimu nusipirkti visos pasaulio ekonomikos gabaliuką ar tam tikros sektoriaus ar šalies krepšelį už minimalius mokesčius, tai yra milžiniškas pokytis palyginus su tuo, kas buvo prieš kelis dešimtmečius. Gerai, bet kas stovi už viso šito mechanizmo? Kas valdo tuos fondus? Kas kūrė indeksus? Kalbam turbūt apie fondų valdytojus ir indeksų tiekėjus. Taip, tai yra dvi pagrindiniai šios visos ekosistemos, sakykime, ramščiai. Fondų valdytojai yra tos institucijos, kurios kūrė ir kasdien administruoja pačius fondus, tiek ETF, tiek tradicinius. Ir didžiausiai iš jų tapo tikrais finansų pasaulio gigantais. Kas tai didžiausia? BlackRock turbūt. Taip, BlackRock yra neabejotinas lyderis, jie valdo tiesiog protų sunkiai suvokiamą sumą, apie 10 ar 11 trilijonių dolerių turto. Jie taip pat yra ir didžiausi ETF tiekėjų pasaulyje per savo iShares platformą, kurią beje jie įsigijo iš Barclays 2009 metais, kas buvo labai strategiškas žingsnis. O kaip veikia jų verslo modelis? Jie tiesiog ima mažą procentą nuo tų trilijonų? Iš esmės taip.
Jų verslas paremtas mastu. Valdymo mokesčiai procentalai yra nedideli, bet kai juos taikai trilijonams dolerių, tai generuoja milžiniškas pajamas. Be to, BlackRock uždirba ir iš kitų dalykų. Pavyzdžiui, pardavinėdami savo technologinės platformas, ypač garsiąją rizikos valdymo sistemą Aladdin, kurią naudoja daugybė kitų institucijų. O kas antras? Vanguard? Tie pasyvaus investavimo pionieriai. Tiksliai, Vanguard yra antras pagal dydį valdantis apie 7-8 trilijonus dolerių. Ir jie išsiskiria savo unikaliu modeliu. Jie priklauso patiems savo fondų investuotojams, o ne išoriniams akcioninkams. Tai leidžia jiems visą pelną grąžinti investuotojams per itin mažus mokesčius. Jie yra pagrindinis BlackRock konkurentas būtent pasyvių produktų srityje. Kas dar svarbus? Trečias didelis žaidėjas yra State Street Global Advisors arba SSGA. Jie yra tie, kurie paleido patį pirmąjį JAV ETF, tą SPY. Jų SPDR ETF šeima yra labai gerai žinoma, jie valdo apie 4 trilijonus dolerių. O Europoje didžiausias valdytojas yra prancūzų Amundi, ypač sustiprėjęs po to, kai įsigijo kitą didelį Europos ETF tiekėją Lyxor. Gerai, tai fondų valdytojai ima mokestį už pinigų valdymą. O indeksų tiekėjai, kaip tas pats MSCI, kaip jie uždirba? Jie, kaip jau šiek tiek užsiminėm, teikia žemėlapius, pačius indeksus ir su jais susijusios duomenis bei analizę. 3 didieji MSCI, S&P Dow Jones Indices ir FTSE Russell uždirba pagrindinę iš licenzijų mokesčių. Fondų valdytojai moka jiems už teisę kurti produktus sekančius jų indeksus. Taip pat jie parduoda duomenų prenumeratas bankams, analitikams, instituciniams investuotojams. Ir sakėt, kad tai labai pelningas verslas? Taip, stebėtinai pelningas. Pavyzdžiui, MSCI grynojo pelno marža kartais siekia apie 40%, tai yra labai aukštas rodiklis. Kodėl? Nes tai labai stabilus, pasikartojančių pajamų verslas. Sutartis su fondų valdytojais dažniausiai yra ilgalaikės, pajamos auga kartu su pačiu fondų valdomu turtu ir konkurencija, kaip minėjau, yra ribota. Vadinasi, turim tokią sistemą. Fondų valdytojai kaip BlackRock ir Vanguard kuria ir parduoda fondus, o indeksų ir duomenų tiekėjai kaip MSCI, S&P, FTSE teikia jiems informaciją ir standartus. Ir jie visi kartu sudaro tos modernos investimavimo infrastruktūros, stuburą. Labai gerai pasakytas stuburas. Jų ryšys yra simbiotinis. Fondų augimas ir plėtra maitina indeksų tiekėjus per licenzijų mokesčius, o indeksų tiekėjai kuria naujus įvairesnius indeksus, kas leidžia fondų valdytojams kurti naujus patrauklius produktus. Ir šios infrastruktūrinės kompanijos pačios yra finansiškai labai stiprios, stabilios, dažnai moka dividendus, nes jos yra pačios sistemos šerdis ir gauna naudos iš bendro rinkos augimo. Gerai, tai pakalbėkime apie patį augimą. Sakėt, ETF industrija augo fenomenaliai. Kokiais tempais? Tie skaičiai tikrai daro įspūdį. Jei 2000-ųjų pradžioje pasaulyje ETF turtas tesiekia kelis milijardus dolerių, tai 2009-aisiais jau buvo trilijonas, 2018-aisiais 5 trilijonai, 2021-ųjų pabaigoje 10 trilijonų, o dabar 2024-ųjų pabaigoje jau kalbama apie maždaug 14,6 trilijonus JAV dolerių. Ir prognozės toliau optimistiškos. Taip, įvairios studijos, pavyzdžiui, PwC prognozuoja, kad iki 2029 metų pasaulinė ETF rinka gali pasiekti 26 ar net 30 trilijonų dolerių. Tai yra milžiniškas augimas. Bet ar toks spartus augimas ir ypač ta naujų produktų gausa, girdėjau, vien JAV pernai pasirodė 100 naujų ETF, ar tai nekelia kažkokios burbulo rizikos, ar ne per daug tų ETF? Diskusijų apie tai tikrai yra. Vieni sako, kad rinka galbūt šiek tiek persotinta, ypač nišiniais, teminiais ETF, bet kita vertus, kol kas pinigų srautai į ETF išlieka rekordiniai. Tai rodo, kad paklausa vis dar yra didžiulė. Ir čia didelį vaidmenį vaidina technologijos. Ką turit omeny? Išmanieji telefonai, investavimo programėlės, robopatarėjai, kurie dažniausiai konstruoja portfelius būtent iš ETF, prekyba be komisinių mokesčių, pas daugelį brokerių. Visą tai padarė investavimą prieinamą kaip niekada anksčiau. Žmonės gali pradėti investuoti su labai mažomis sumomis. Tai labai paprasta. Tai skatina tą ETF augimą.
O kaip atrodo pasaulinis vaizdas? JAV vis dar yra pagrindinė rinka? Taip, Jungtinės valstijos vis dar aiškiai dominuoja, ten sukaupta didžioji dalis gal apie 65% viso pasaulio ETF turto. Tam yra kelios priežastis, pati rinka didžiulė, infrastruktūra labai išvystyta ir tas specifinis mokesčių pranašumas ETF ten labai svarbus. O Europa? Azija? Europa startavo šiek tiek vėliau, augimas buvo lėtesnis, bet dabar vėjasi. Ypač didelis susidomėjimas tvarumo arba ESG ir įvairiais teminiais ETF. Rinka čia auga sparčiai. Azija yra labiau fragmentuota. Ar Japonija turi didelę rinką, bet ten daug įtakos turi centrinio banko pirkimai. Kinijoje dominuoja vietiniai žaidėjai, bet bendra tendencija aiški. Auganti vidurinė klasė Azijoje taip pat vis dažniau atranda pasyvų investavimą per ETF. Paminėjote ESG, tvarumo fondus. Ar tai tikrai ryški tendencija ar labiau mada? Buvo etapas, ypač 2016-2020 metais, kurį galima pavadinti aukso karšlige. Atrodė, kad visi nori tik ESG. Dabar tas augimas šiek tiek stabilizavusis, ypač JAV, kur kilo ir politinis pasipriešinimas, bet vis tiek ESG ETF jau sudaro apie 5% viso pasaulinio ETF turto. Tai yra $100 milijardų. Ir prognozuojama, kad ši dalis toliau augs, nes tvarumas tampa vis svarbesniu veiksniu priimant investicinius sprendimus. Europa čia yra aiški lyderė. Ten ESG integravimas yra gerokai toliau pažengęs. O ETF yra labai patogus būdas investuoti pagal šios kriterijus. Gerai, visą tai indeksai, ETF, technologijos akivaizdžiai pakeitė tai, kaip mes investuojam, o kaip tai pakeitė pačią investavimo logiką? Ar žmonės dabar investuoja kitaip, galvoja kitaip? Manau, kad taip, įvyko toks fundamentalus poslinkis. Anksčiau tradiciškai investavimas buvo suprantamas kaip bandymas įveikti rinką. Reikėjo analizuoti įmones, ieškoti tų laimingosių akcijų, prognozuoti rinkos judėjimą. Tai reikalavo daug žinių, laiko ir dažnai buvo nesėkminga. O dabar? O dabar dominuoja kitoks požiūris. Supratimas, kad daugumai žmonių yra daug efektyviau nebandyti aplenkti rinką, o tiesiog dalyvauti joje. Tai yra nuosekliai investuoti į platų rinkos krepšelį per indeksų fondus ar ETF ir laikyti tas investicijas ilgą laiką. Statistika ir tyrimai rodo, kad toks pasyvus požiūris dažnai duoda geresnius rezultatus paprastam investuotojui. Žmonės daro mažiau emocingų klaidų, neparduoda per paniką, neperka per euforiją, yra labiau disciplinuoti. Bet kodėl tas pasyvus investavimas tapo toks dominuojantis? Minėjot, kad aktyvūs valdytojai dažnai neaplenkia rinkos. Kas dar? Yra kelios pagrindinės priežastys. Pirma, kaip sakėt, aktyvaus valdymo nesėkmė. Įvairios studijos, kaip S&P SPIVA ataskaitos, nuolat rodo, kad didžioji dauguma, dažnai 80 ar 90% aktyviai valdomų fondų per 10 ar 15 metų laikotarpį atsilieka nuo savo lyginamųjų indeksų, ypač po mokesčių. Tai žinutė labai aiški. Mokėti brangiai už aktyvų valdymą dažniausiai tiesiog neapsimoka. Ką sakė Bogle, adata šieno kupetoj? Panašiai. Jis sakė, kad bandyti rasti tą vieną aktyvų valdytoją, kuris nuosekliai lenks rinką, yra kaip ieškoti adatos šieno kupetoje. Antra labai svarbi priežastis – maži kaštai. Skirtumas tarp, sakykime, 1,5% metinio mokesčio aktyviame fonde ir 0,15% pasyviame ETF atrodo nedidelis. Bet per 20 ar 30 metų dėl sudėtinių palūkanų efekto tas skirtumas virsta milžiniška suma galutinėje grąžoje. Net pats Warren Buffett nekartą yra sakęs, kad daugumai žmonių geriausia investicija yra tiesiog pigus S&P 500 indeksą sekantis fondas. Ir trečia priežastis? Trečias paprastumas ir disciplina. Pasyvus investavimas pagal iš anksto nustatytą planą reikalauja žymiai mažiau laiko, žinių ir emocinio įsitraukimo. Tai padeda išvengti tų brangiai kainuojančių klaidų, kurias žmonės daro bandanti pagauti rinkos dugną ar viršūnę. Tiesiog perki reguliariai ir laikaisi plano. Bet ar tai reiškia, kad aktyvus valdymas jau visiškai mirė, nebėra jam vietos? Tikrai ne. Aktyvus valdymas vis dar turi savo vietą. Ypač galbūt mažiau efektyviose rinkose, pavyzdžiui, mažų įmonių akcijų ar kai kurių besivystančių šalių. Arba specifinėse strategijose.
Taip pat dabar populiarėja aktyvūs ETF, kurie bando sujungti aktyvaus valdymo potencialą su ETF privalumais, nors jų rinkos dalis kol kas nedidelė. Bet bendra tendencija yra tokia, kad formuojasi vadinamasis Core Satellite portfelio modelis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didžioji portfelio dalis, tas branduolys Core, yra investuojama pasyviai į plačius, pigius indeksinius fondus ar ETF, o mažesnė dalis, tie palydovai, satellites, gali būti skiriama aktyvesniems strategijoms, specifiniams sektoriams ar idėjoms, kur tikimasi didesnės grąžos, bet ir prisimama didesnė rizika. Kas dar svarbu šioje naujoje logikoje, tai galimybė pradėti ir investuoti reguliariai net su labai mažomis sumomis, tiesa? Nebereikia būti turtingam, kad pradėtum. Absoliučiai. Tai yra vienas didžiausių demokratizacijos pasiekimų. Galimybė investuoti, sakykime, 50 ar 100 eurų per mėnesį į globalų akcijų ETF ir ilgą laiką, tarkim, 20 ar 30 metų, gali sukaupti tikrai reikšmingą turtą dėl sudėtinių palūkanų galios. Gal gali duoti pavyzdį? Na, grubiai skaičiuojant, jeigu investuotumėt po 100 eurų kiekvieną mėnesį ir gautumėt vidutinę metinę, tarkim, 7 procentų grąžą, kas istoriškai yra realistiška akcijų rinkoms, tai per 30 metų jūsų įmokėta suma būtų 36 000 eurų. Bet dėl sudėtinių palūkanų galutinė sukaupta suma galėtų viršyti 115 000 eurų. Daugiau nei 2/3 būtų uždirbta grąža. Įspūdinga. Reikia tik laiko ir disciplinos. Būtent. Ir pasyvūs fondai tai labai palengvina, nes nereikia nuolat sukti galvos, ką pirkti ar parduoti. O tas reguliarus investavimas, vadinamas dollar cost averaging, kai perki už tą pačią sumą kas mėnesį, nesvarbu ar rinka aukštai ar žemai, dar padeda ir sumažinti riziką, nes vidutiniškai nuperki už geresnę kainą. Ir tokia ilgalaikė pasyvi strategija turbūt labai tinka tiems svarbiausiams tikslams – pensijai kaupti, vaikų ateičiai, galbūt net turto perdavimui iš kartos į kartą. Tikrai taip. Pensijų fondai visame pasaulyje plačiai naudoja indeksinės strategijas. Šeimos renkasi investuoti į visą rinką ar pasaulio ekonomiką per indeksus, kaip būdą išsaugoti ir auginti turtą ilgalaikėje perspektyvoje, nes tai reikalauja minimalios priežiūros ir yra gerai diversifikuota. Ta logika tikrai pasikeitė. Ne kaip pergrūdauti rinką, o kaip kuo efektyviau ir pigiau joje dalyvauti. Sėkmė dabar labiau priklauso nuo taupimo disciplinos ir kantrybės, o ne nuo bandymų atspėti ateitį. Gerai, o jeigu trumpai žvelgtume į ateitį, kokios technologijos dar gali pakeisti šią industriją? Minėti dirbtinį intelektą, blockchainą. Taip, tai dvi pagrindinės skriptis, apie kurias dabar daug kalbama. Dirbtinis intelektas dėja jau dabar naudojamas duomenų analizei, rizikos valdymui, algoritminėje prekyboje. Ateityje jis galbūt leis kurti dar labiau personalizuotus investavimo sprendimus, galbūt net individualizuotus indeksus realiu laiku, direct indexing, arba galbūt atgaivins aktyvų valdymą, suteikdamas naujų įrankių. O blockchainas ir tokenizacija. Ką tai reiškia? Tokenizacija tai idėja tradicinius aktyvus kaip akcijos, obligacijos, galbūt net nekilnojamasis turtas, perkelti į blockchaino technologijos pagrindų veikiančius skaitmeninį žetonus tokens. Net BlackRock vadovas Larry Fink yra sakęs, kad jis mato tokenizaciją kaip finansų ateitį. Jau yra pirmųjų pavyzdžių, kai BlackRock tokenizuotas pinigų rinkos fondas. Kokie būtų privalumai? Potencialiai prekyba galėtų vykti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, atsiskaitimai būtų žymiai greitesni, gal net momentiniai, sumažėtų tarpininkų grandinė ir kaštai, padidėtų prieinamumas investuotojams visame pasaulyje, aišku, tam dar reikia daug nuveikti reguliavimo srityje, bet didieji finansų žaidėjai jau aktyviai eksperimentuoja šioje srityje. O koks bus pačių indeksų ir ETF vaidmuo šioje ateityje? Ar jie išliks svarbus? Manau, kad taip, tikėtina jie išliks centriniai, indeksai turės prisitaikyti prie naujų duomenų šaltinių, naujų turto klasių, galbūt matysime daugiau hibridinių, kompleksinių indeksų, jų tiekėjai taps dar labiau duomenų ir analitikos kompanijomis, o ETF dėl savo struktūrinių privalumų, lankstumo, skaidrumo, mažų kaštų, greičiausiai liks pagrindinė investavimo forma daugumai žmonių. Rinkos prognozės, kaip minėjom, labai optimistiškos.
Augimo gali skatinti plėtra į naujų segmentus, kaip pensijos ar draudimas, galbūt aktyvių ETF populiarėjimas, gal net kriptovaliutų ETF, jei reguliavimas taps aiškesnis. Tai apibendrinant visą mūsų pokalbį, per pastarusius, sakykime, 50 metų, indeksai, ETF ir didieji fondų valdytojai sukūrė visiškai naują investavimo ekosistemą. Ji yra žymiai prieinamesnė, pigesnė ir efektyvesnė nei buvo anksčiau. Investavimas tapo labiau panašus į paslaugą, o sėkmė vis labiau priklauso nuo disciplinos ir ilgalaikio požiūrio, o ne nuo bandymų pergaudrauti rinką. Galima sakyti, tai investavimo demokratizacijos kulminacija. Labai gerai apibendrinta. Ir svarbu suprasti, kad kai mes investuojame į paprastą indekso fondą ar ETF, mes iš tikrųjų pasitikime visą šią sudėtingą sistemą, pradedant indeksų kūrėjais, baigiant fondų valdytojais, biržomis, depozitoriumais. Ir ši sistema, nepaisant visų krizių, per pastaruosius dešimtmečius įrodė savo atsparumą ir efektyvumą. Įdomus faktas, kad galima investuoti ne tik per šią sistemą, bet ir į pačias šios sistemos įmonės, tos pačius BlackRock, MSCI, S&P Global ir taip gauti naudos iš pačios šios infrastruktūros augimo. Tikrai įdomus kampas. Ir pabaigai gal tokia mintis pamastymui klausytojams. Jeigu dabar milijonai, o gal net šimtai milijonų individualių investuotojų visame pasaulyje dalyvauja kapitalo rinkose per šios didžiulius pasyvus fondus, kokia tampa jų visų kartu sudėjus kolektyvinė galia ir atsakomybė? Kaip tas jų sutelktas balsas, nors ir pasyvus, gali daryti įtaką įmonėms, į kurias investuota valdymui, jų elgesiui, tvarumo, socialiniais ar kitais klausimais? Geras klausimas ateičiai. Na, o šiandien dėkojame, kad leidotės kartu su mumis į šį pasinerimą į modernaus investavimo pasaulį.